Draugų prašymas apie mano mašinėlę, aukselį. Nu ką, trumpai ekskursija į vidų. Automobiliukas buvo naudojamas Lietuvos banke. Tad automobiliukas šarvuotom durim, šarvuotais stiklais, stiklai nesidarinėja, šaudimo angos iš vidaus. Spina padaryta taip, kad net ir norėdamas neišlauši. Dvigubas rakinimas. Viduje vietos dviem žmonėm priekyje. Hop, hop. Ir dar papildomai 3 keleiviam. Mašinos gale vieta saugojimui. Papildomai. Rakinamos durės. Langas neberšaunamas. Tad jeigu net ir įsiveržus į kabiną vairuotoją, galimybės patekti į saugomas patalpas nėra. Čia irgi buvo daug visokios įrangos. Yra sirena, diskoteka ant mašinos viršaus. Nu ką, einam į lauką. Kągi mes turime. O mašinos gale turime papildomai liftą. Sunkiom palėtėm kilnuoti. Seifinės duris. Dar vienas su atsišaudimui liukais. Durys atsidaro pilnai. Yra fiksavimas. Plokščias stogas. Galima piknikus rengti. Automobilis buvo savo laiku paruoštas tam, kad galima būtų pervežti auksą, pinigus saugiai. Visą laiką buvo eskortuojamas. Tame stovyje, kokiame aš jį gavau, nebuvo net galimybės normaliai jį eksploatuoti. Automobilyje nebuvo stabdžių, elektros sistema buvo sugadinta. Teko keisti dalį laidų, generatorių, starterį, stabdžių vamzdeliai visi pakeisti naujai. Yra dar problemų šiek tiek su elektrinė dalim, su liftu. Bet manau mes jas išspręsim greitų laiku. Šiai dieną automobilis tokiam stovi. Irgi kai kas iš draugų klausinėjo, o kaip su bakais. Bakai irgi šarvuoti. Tai vat pradžiai apie aukselį tiek. Kągi.